Rytas prasidėjo taip, kažkokį tenai su laivu kažkokiu pasiplaukioti tenais. Powerbankerio nepasimėm, bet tai gal nereikės. Tikiuosi, kad nereikės. Daug su telefonu nefilmuosiu, filmuosiu su kamera. Sėdi ten, kur mes vakar sėdėm ryte. Con Dios agradecido, San Judas conmigo están a la orden. Si hay un imprevisto para mi familia que las amo un chingo, mucho batallamos y hoy me doy mis gustitos, viajes, carros finos y con unas ladies pasar el ratito. No soy presumido, no lo que brindo, la pasamos al millón. Saulė yra jau. Kiek Jo, dabar bet- šilumos, aš tai nežinau. Nežinau, kokia bus. Šalta dar. Bet mus tuoj patenks, man atrodo. Jo. Ar ne, jau čia žinau, kurie irgi. Šiandien žiniausia užsidegė Turkijoje kalnas. Mūsų nepaliko, kur mūsų driver. Kur mes randame? Nu, tai ką papasakosi? Kaip kelionė, kaip įspūdžiai, kaip kalnai, kaip šiaip. Miegot noriu. Per anksti atsikėlė. Labai daug alkoholio. Ką? Daug alkoholio. Maisto. Bet Kaip labai faina, nes žiauriai šilta, žiauriai faina, cool. Įdegėm. Belekai. Bet tai belekai. Kašaras. Normaliai. Kiekvieno kampo. Ant kiekvieno kampo normaliai. Tikiuosi, nenusivilsim šitą kelionę. Turėsim 2 stopus, kur galėsim išsimaudyti. Tai tikiuosi bus gražu. Tai čia yra mūsų busas. Mūsų driveris valgo, nes greičiausiai buvo prikeltas per anksti. Mes patys irgi buvom truputėlį prikelti per anksti. Tai visi numirė. Ką, lipam į vidų ir važiuojam. Recuerden que nos metemos con coro, Con Dios agradecido, San Judas conmigo están a la orden. Si hay un imprevisto para mi familia que las amo un chingo, mucho batallamos y hoy Bet aš maniau, kad kitaip tas laivas atrodys, tiesiai sakant, čia tikrai kaip iš karibų piratų. Tai dalyviau. Ne, normaliai. Red one. They have a flag, Turkish flag. You see? Yeah. I will be there, okay, after trip. Tai plaukiam į kažkokią salą, na, tenai toj pusėje turėtų būti. Šiaip truputėlį jaudinuosi, nes jau ateina ta sekundė, kada reikės žiedą traukti. Tai galvoju, ar tenai ant šio lieptelio, ar kur nors saloje. Norėčiau gal labiau saloje iš tikrųjų. Tai, nežinau, truputėlį jauduliukas jau yra. Oberdecks oder der Seiten, da dies strengstens verboten. Konkreti mėsmalė. Bet šiaip tai gražu. Ne, jeigu nebūtų tiek daug žmonių, tai žiauriai. Lemba, čia tai bairė.
Nu, kaip Maldyvai? Tikrai Maldyvai. Tikri Maldyvai. Gaila, kad nesmylės, akmenuką, aš galvoju bus smylės. Visai smagu, tik kad galėtų būti mažiau žmonių, ir būtų iš vis tobula. Nes žmonių kiekis tai tikrai didelis. Tai manau reikės eiti, daryti tą žingsnį ir mažiau. Aš galvoju, jeigu netiktų netyčia, tai galėčiau priduoti atgal. Testas įvykdytas, galim varyti toliau. Štai vanduo tai kosminis. Visiškai. Gal pasidedam daiktus, ne? O tu kur tu? Ai, galvoju. Gavom valgyti. Wow, vištos koja. Jej. Pas Paulę tunas. Valgom salotos, jau matau mūsų pabrinkę. Jeigu kas varysit irgi, tai tikrai nusipirkit tuos batus, kur maudymusi, nes su tapkėm tai čia tragedija. Na, hebrytė. Einam. tą video galėsi uždėti, kur, žinai, tas... Ja. Pasimsim alaus, bent kažkiek dabar čia atšvęsim. Mums liko 3 dienos, ar 2 dienos liko. Kaip greit. Belio, kaip greit. Biškai liūdna darosi. Patinka, kad sekmadienį taip užsidėtų šeštadienį vakarėlį. Уважаемые пассажиры корабля «Королл», мы отправляемся. Пожалуйста, вернитесь на корабль. Если кто-либо из наших... Atvarėm dar į vieną bičą. Jau šiaip į šitą turėjom nevaryti, bet čia paskutinis, kiek suprantu, ir varysim atgalios. Tai dabar pasifotkysim truputėlį, eisiu nusimaudyt ir Instagramo nuotraukų, jo, svarbiausia turėti Instagram. Va taip reikia fotkinti. Tai baigėsi mūsų tripas, visai patiko, šiaip buvo smagu. Tai eisim dabar į autobusiuką ir mus parveš į viešbutį, nes iš tikrųjų tai belekai valgyti norim. Belekai, aš tai nusiausiu tikrai tą bufetą. Gal iš šokai? Bet smėlis tai įdomus.
jis gali būti ten iš galo laukia. Jo, va. Hello. Hey, How are you? good, perfect. Yeah, that one is our 373. Okay. Opatski. Jie plaukai. Taigi, chebrytė, paskutinė diena, iš tikrųjų labai liūdna išvaryt, oras pasakiškas, vasara, visiškai Lietuvoje. Matau, orai tokie žiauriai lyja, nesmagu tikrai grįžt. Tai padarysim dabar viešbučio apžvalgą, įvertinsim, kas patiko šitam viešbutį, aptarsim visas vietas, kas patiko, kas nepatiko, galbūt kas nors, jeigu iš jūsų važiuos į šitą būtent viešbutį Aura Crystal, ne, čia vadinasi? Kaip? Crystal Aura vadinasi šitas viešbutis. Nu, tikrai, jeigu va dabar greitai apibendrinus tik tai viešbutis tikrai neblogas, kambariai irgi ganėtinai tokie visai faini, maistas super, tikrai yra ką valgyti. Tai apibendrinam dabar visą viešbutį ir aprodom jį jums. Šiaip viešbutis 5 žvaigždučių, bet tikrai ne 5, kokių 3,5. Kažkas tokio. Pritari to, atsargiai. Žiūrint, kaip pasiseka, kaip tau kambarys, nes jeigu iš šitų, man atrodo, jie naujesni ir geresni, jeigu į pagrindinį pastatą atėjo daug senesni namai, pastatas pats ir kambariai nekas. Jo, ir dar būna, kad eini ir smirda kažkokią kanalizaciją. Ypatingai va ten. Jo, ir prie maisto, pavyzdžiui, tenais prie valgyklų, praeina trakeliu ir ten, kažkur yra turbūt kanalizacijų, tiesiog ir biškai nehigieniškai tas kvapas. Pliusai, kad labai žalia, labai gražu, didelį teritoriją, yra kur nueiti, yra 3 restoranai, ten italų, Meksikos, Žuvies kažkokia. na, žodžiu, seafood. Dėl maisto pasirinkimų tai pilna, plus dar bufetas yra, kur ir snacksai, kur gali per visą dieną eit valgyti, kiek nori. Bet pats maistas, tai aš nežinau, Šiaip tas yra, kad pasirinkimas yra. yra pasirinkimas, bet ten kokie makaronai ir kas tai būna atšalę. Šiaip jau šaltas maistas. Ir tas skonis, jie ten kažkaip tuos prieskonius netaip patitaiko, arba per sūriai, arba per nėra druskos, arba per saldžiai, arba nėra cukraus. Bet čia turbūt nuo mūsų tautybės. Vienas komentaras tai yra desertai. Visi ką ragavom, Nepatiko. nelabai patiko. Buvo vienas gal ledai, skanus buvo ir tas pudingas kažkoks ryžių. Jo. Tas skanus. Bet O taip, jo, nelabai. ledai žiauriai skanu, bet visa kita ne. Problema yra su kava. Ai, kavos aparatų neturi. Turi vieną aparatą. Kur dabar eisim parodyti. Ir tai, buvau sugėdęs gal 2 ar 3 dienas, tai nelabai... Ne, šiaip šita vieta viskas okei, skanūs desertai. Nėra labai skanūs, bet geriausi desertai, kava skaniausia. Bet tikrai man atrodo, kad šviežiai viskas padaryta, ne pirktiniai. Jo, Šiaip matosi ryte, kai buvom, kad viską krovė. Taip pat čia šachmatai yra, bet mes šachmatais nelabai žaidžiam. Čia dabar mes esam pagrindiniai, kaip gatvėje skaityk, alėja, kur čia už kameros receptionas, ta kafe, kaip šnekėjom, ir dabar čia eisim tiesiai iki pat jūros. Taip, prašom. Pamiršom pirmiausia pasakyti apie čiuožyklas, kur tikrai daug laiko praleidom šitos atostogose. Ir taip pat nepamirškime, kad esam iš tikrųjų labai gražioje aplinkoje, tai visą viešbutį supa kalnai. Dėl gamtos tai tikrai žiauriai faina būtų varyti. Čia būtų. Ir šiaip iš vis aplinka labai sutvarkyta, kaip va, matosi, nei šiukšlių, nieko, iškart viskas surinkta, daug yra darbuotojų. Tai čia po dešinė yra italų restoranas, tai jame iš tikrųjų labai skanu buvo. Tikrai ką valgėm. Tas man tai vakarienė skaniau buvo negu pietus, nes pietus tai buvo pica arba burgeriai, o vakarienė tikrai italų Ravioli.
ir pastos visokius rinkimus. Bet pica buvo skani. Ne, nesakau, kad nebloga, bet skani. Jo, skani. Bet dar galim papasakot vieną tokį dalyką, žodžiu. Nu, atėjom čia pavalgyti vakarienės, ten pasiėmėm vyno, valgom raviolius. Tiesiog atnešė Jo. ant stalo, padavė. Tiesiog, jo. Prašau. Po stikliuką. Nu, ir mes po tą stikliuką, okei, šotas, nu, davai. Šiaip žiauriai šlykštų buvo, belė kiek ten cukraus jaučiu privaryta. Ir taip paskui apgirtomės, kad šakiais, ta prasme, per visas atostogas, taip apgirti, ta prasme, nujungiai visiškai ir nėra kuo užsigerti. Tiesiog, nes užsivertėm ten tą stikliuką ir net nebuvo kuo užsigerti, tiesiog vyno ant viršaus. Vyno, jo, tai tada ir Tai jo. Toliau turime meksikiečių restoraną, kur vienas iki tik buvau, man nelabai buvo skanu. Ne meksikietiškai. Ne, kažkaip labai trūko prieskonių. Visi tokie, kaip angliškai pasakyti, bland. Ir toks šildytas maistas buvo, nu, toks Neiškeptas. Toliau turime čia jau mažiukas turgutis, kur palyginus nieko nepirkom. Tik greitai praėjom ir viskas. jo net ten biškį irgi smirda. Šiaip nėra daug ko pasirinkti. O čia yra viena gera irgi vieta, tai grilius, kur kepa ant laužo viską. Tai ir liulių labai skanių buvo, žuvis kepta. Nu, žodžiu, tai labai skanu, ir dabar netgi kepa. Toliau turime pagrindinį bufeto pastatą, kur čia pusryčiai, pietus ir vakarieniai būna, kituose irgi būna kitokio meniu, žiūrint kada ateini, bet čia atidaryta ilgiausia ir gali rinktis, ką nori, ten labai didelis pasirinkimas. Vynų, alaus yra. Ką pasakyti, tai kur tik eisi, kiekvienam vos ne restorane yra baras, gali paprašyti, ko nori, ir duos. Daugiausia mes ėmėm Bahama Mama, mūsų mėgstamiausias gėrimas. Nu, ten kaip pina kolado. Jo, man irgi kaip pina kolado. Bet pats skaniausias. Nu, ir dabar mes žengiame į pagrindinį paplūdimį, kuris biškį nuvylė. Akmenukai visur, plus labai sugrūsta. Jo, labai Ir nežinau, tiesiog nelabai patogu taip pat čia ir gulėti. Mes visą laiką gulėjom prie baseinų, kur vėliau parodysim. Bet čia tik tai ateidavom greitai įsimaudyti, štai pabūti jūroje ir vėl atgal prie baseinų gulėti, prie saulės. Jo, tai čia labai mažai laiko praleidom palyginti. Bet vanduo šiaip pats vanduo yra labai švarus. Šiltas. Šilčiau buvo negu baseinas ir viskas šiaip matosi ant jo, tik tai, kad va, akmenukai tamsus ir atrodo tamsesnis vanduo. Dabar mes čia esam prie pagrindinio baseino. Čia mes, kaip sakėm, anksčiau daug laiko praleidom. Mūsų mėgstamiausia vietos čia, nes saulės visą dieną buvo. Yra toks dalykas, kad kai ateini ryte, visi gultai būna užimti, tai žmonės, ta prasme, keliasi 5-6 ryto, kad pasidėtų rankšluostį ir kad užsiimtų gultą savo. Bet mes nebūtume mes, jei mes nerastume išeities, atsikeldavom 9:30 kažkur ir tiesiog pasidėdom prie pat baseino gultą, ta prasme, iš eilės net išėjus. Dabar sunku papasakos, bet žodžiu, vis tiek gulėdome po karštą saulę. Čia turime, kaip čia, jūros gėrybių restoranas. Man pačiai žiauriai nepatiko. Nu, ten taip keista iš tikrųjų, ten atsisėdi, prineša visokių starterių, bet, nu, jie tokie, ten net šalti, bet ten net ne seafood buvo, o, nu, žodžiu, taip biudžetiškai padarytas seafoodas, netikras seafoodas, netgi sakyčiau. Ne. Kaip sakau, man šitas restoranas pats blogiausias buvo ir vienas iki buvom ir daugiau negrįžom į... Bet jeigu jums patinka šalta žuvis, gal pabandykite. Tai čia yra po dešinę vaikų čiuožyklos. Nu, tiesiog vaikam pasilinksminti, tai mes čia nepryko, bet keliavom į geriausią vietą, tai kokteilinę.
Ir maisto, snacks. Jo, ir maisto. Traški vištiena, svogūnų žiedai, bulvytės. Va, ką žiauriai gerai padaro turkai, tai free bulvytės. Žiauriai skanius free bulvytės. Čia šitoj vietoj yra palyginus daug pasirinkimų. Čia pirmas yra, kaip daro, kaip jie lietuviškai, wraps. Nu, tiesiog tortilijos, gal ten labiau ne kebabai. Po to dar desertų yra, kur tenais vaisiai, ledai, dar ledų. Po to turime barą. Ir vėliau dar, kaip sakėm, snacksai, kur vištiena, nu, kepti patiekalai. Tai čia buvo išgerta labai daug kokteilių. Kokią, nežinau, Neskaičiuot, neinu. 50. Ir tai jie niekada nematuoja, kiek pila į kokteilius. Tai kartais padaro vienokio skonio, kartais kitokio skonio. Tai toks, nu, kartais skanus, kartais neskanus. Žiūrint, kiek alkoholio įpila, kartais beveik nieko, kur tik sultis geria, arba pripila tiek, kad neina gerti. Šiaip dabar, jeigu atvirai taip, nu, išduosim paslaptį, tai mums niekada taip skaniai nedarė kokteilių, kaip dabar padarė. Nu, kaip turi būti. Nu, Meravo pagal tuos stikliukus, kiek pilt, o šiaip normaliai tiesiog pila bilę, kiek todėl nei vieno sykio negavom tokio pačio kokteilio, kaip ragavom. O čia, man atrodo, kad kamera buvo, tai taip gražiai dar. Nu, bet geras. Nieko nėra, bet čia būdavo mūsų mėgstamiausias sniegsų virtuvė, tai, nu, free bulvytės, traški vištiena. Iš tikrųjų daug ir mačiau makaronų buvo, bet mes niekada neėmėjom makaronų ar kažką, bet viskas, kai matot virtuvė, pati yra čia ir viską aš kart kepa. Ypatingai tuos blynelius, nežinau kaip jie vadinasi, bet mačiau, kaip grinai tokia kaip močiutė, grinai va ten kepi pačioj virtuvėje ir vis šviežių naują iškeptų. Ir tie blynai tokie įdomus, nes ten kaip lavašas. Nu, žodžiu, tiesiog tarpinis variantas tarp lavašo ir blynų. Nu, žiauriai skanu. Ir viduje ten su špinatai, su sūria arba su bulvytėm netgi. Tai tiek, bet čia nieko dabar nėra, tai einam toliau, nes jau temsta. Toliau čia yra vaikų programos scena, kur kiekvieną vakarą vaikam būna kažkoks pasirodymas, dainuoja, kad šaukt vaikam. Dabar, kaip matote, biškį per anksti. Šiaip palyginus viskas vėlai vyksta, kaip vaikam. 9 prasideda, nors aš galvoju, vaikai turi jau miegot laiką. Ir po toliau einame į viršų. Pagrindinė mūsų vakaro vinį, kuri mus daug kartų nuvylė. Nes labai daug rusiškų dainų. Tas gal nelabai, tik tiek, kad pliusas, kad būna gyva muzika, gyva... Arba šou kokia ateina, kai buvo tas magas. Bet jo gyva muzika, nuo instrumentų, iki dainininko, tai žodžiu. Tai tas gal faina, bet mes net neišbūdavom čia ilgai, nes mus tiesiog biškį erzelis paimdavo, kadangi, nu, kiek galima tos rusiškos muzikos klausyti ir kas dar šiais laikais jos klauso. Ir ne vien tik tai rusiška daina, visos, kaip sakėm, tos pačios muzikos kiekvieną vakarą, tai biškį nusibosta klausyti. Taip pat šitoj erdvėj galima užsisakyti kalieną, aišku, už jį reikia papildomai mokėti. Tai mes neužsisakėm, nes nelabai mėgstam kalienus, bet yra tokia galimybė. Tai taip pat čia dar turim ir barą, ten, kur vakarais tai stipresnius kokteilius daro. Ir šiaip skanesni būna čia kokteiliai, nežinau, gal barmenai geri ar kas, bet... Arba tiesiog leidžia jiems daugiau alkoholio įpilti. Jo. Nu tai va. Ir šiaip vaizdas aplink visur čia viskas, kaip tik matosi, visa jūra, baseinai. Tai viskas prasideda čia 9:30 ir baigėsi 12 valandą. Jeigu nori anksčiau eiti miegoti, nu, nepatartina, nes neis užmigti per muziką. Ir dar šitas viešbutis turi klubą, kuris visą laiką buvo uždarytas ir mes jame nebuvom.
Tai mes keliaujame dabar į kambarį, kur gyvename. Tai kaip ir sakėm, jie tokie kaip apart. Kaip tu ten sakai? Apartments. Kviečiame į liftą ir važiuosim, kilsim į 3 aukštą. Įkišam kortelę. Nepamiršau. Jų kambarys daug gražesnis negu mano. Visą laiką skaityk čia ir praleidau. Ui, čia biškį operatorius užstrigo. Tiesiog Balkonas yra. Jo, balkonas su jūros vaizdu, bet ten net nerodysim, nes dabar turbūt nieko nesimatys. Čia voniojamės, mes čia vonioj. Juste. Ne, šiaip vonia viskas okei, tik parodyk, tenais labai yra negražių dalykų. Nu, Čia kažkokį yra, nežinau. Bet aš reikėjo apie vonę, kad jie nelabai vau. todėl ir mes taip susikuitę, nes prisitaikom prie situacijų. Nepamirškit ir sukučiu kažką. Ir ne tavo trusikai. Gerai, jūs ten neįsijaučiam čia. O dabar keliausim į Justės kambarį. Bet šiaip overall, kaip mes vertinam šitą viešbutį nuo 1 iki 10? Nežinau, man biškį mažiau vien dėl mano kambario. Man jisai nepatiko. Šiaip pats, kaip sakau, restoranų pasirinkimas labai geras, kaip barai visur, nereikia toli eiti, jinai keli žingsniai ir prie barų. Kaip all inclusive, tai labai gerai. Ir nereikia taip, šiaip niekur eilių nebuvo, kad reikia laukti kažko tenais. Iš karto ateini, gauni gėrimus arba maistą. Šiaip kainos ir kokybės santykis tai taip atitinka, sakyčiau. Nes kiek mes už tą kelionę ten mokėjom apie 700 €, nu jūs tai truputį daugiau. Bet man buvo dėl skridimų. Jo, nes jinai iš Anglijos skrido, tai kaip ir atitinka, bet kaip buvo aprašyta, kad 5 žvaigždučių viešbutis, tai tikrai ne, tai nu, kokį 7-6 vertinčiau. Tai va, iki. Ai, o, dar be to. Tai mes dabar kaip ir uždarom visą šitą apžvalgą viešbučio ir manau susitiksime tik tai oro uoste ir mes labai nenorim grįžti namo. Na kągi, mes jau oro uoste ir Justė skrydį atkėlė 2 valandom, jinai turėjo skristi kartu su mum po 9 kem, bet dabar įskrisi kada? 11:20. Tai Justė turės pakimarinti oro uoste, o mes greičiausiai skrisim, nes neatidėjo jokio skrydžio. Kaip ir viskas bus gerai, nežinia kaip bus pačiam Vilniui, ar turėsim skraidyti ratais ar ne. Aš noriu miego, aš noriu namo, pavargau. Aš laukiu kuo greičiau atsisėsti į lėktuvą ir užmigti ir atsikelti jau, kai būsim nusileidę. Ačiū už dėmesį. Tai manau, ties čia mūsų kelionė ir baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Sutiksim gal kitais metais, gal ne.